baltos kaip šarma ant užšalusių blakstienų. Jo kvėpavimas yra šaltis, jo žingsniai yra rąstų traškėjimas. Karačiūnas niekada nenešdavo dovanų. Kam mirties dievybei dovanoti, ką nors mirtingiesiems? Pati dovana iš žiemos yra absurdiška idėja. Atvirkščiai, žmonės turėjo jam dovanoti dovanas, kad išpirktų save, kad išgyventų iki pavasario. Ir čia mes prieiname prie pirmojo šokiruojančio fakto, kuris privers jūs kitaip pažvelgti į savo kambarį. Ar kada nors susimastėte, iš kur atsirado tradicija puošti eglutę? Kodėl būtent eglė? Kodėl ne beržas, ne ąžuolas, ne liepa? Senovės tradicijoje eglė yra mirties medis, išskirtinai kapinių atributas. Eglės šakomis buvo išklotas mirusiųjų kelias, eglės šakos buvo metamas į kapą, kad užsandarintų įėjimą piktosioms dvasioms. Tai medis, kuris nemiršta žiemą. Jis amžinai žalias, o tai reiškia, kad yra susijęs su anapusiniu pasauliu, kur laiko nėra. Eglė yra vartai, miške, pačioje Karačiūno valdos širdyje. Mūsų protėviai rinkosi seniausią, galingiausią eglę. Jie ėjo prie jos nešaukti linksmų ratelių ir dainuoti dainų. Jie ėjo atlikti aukojimo ritualą. Šie žėrinti žaisliukai, žaižaruojančios girliandos ir tviskantis lietutis slepia šiurpią priešistorę. Norėdami nuraminti žiaurų šalčio dvasią, ant šventosios eglės šakų kabindavo ne žaislus. Ant jų kabindavo aukojamų gyvūnų vidurius. Įsivaizduokite šią eglutę. Ant dygliuotų šakų kabo šaltyje garuojantis žarnai, mėsos gabalai, kraujas teka ir užšąla rubininių varveklių pavidalu. Štai jie, pirmosios girliandos ir kamoliukai. Tai buvo mokestis, kruvinas, valiuta. Žinia buvo paprasta. Valgyk tai, šaldyk, pasisotink šią mėsą, nevalgyk mūsų, nešaldyk mūsų pasėlių, nežudyk mūsų vaikų, neimk senelių. Vėliau, jau šiek tiek civilizuotais laikais, viduriai buvo pakeisti maistu, obuoliais, kepiniais, bet sakralinė prasmė liko ta pati. Tai ne papuošalas grožiui, tai atpirkimas. Tai duoklė pabaisai, kad ji pasisotintų ten, miške ir neateitų į namus. Mes iki šiol to nesuvokdami atkartojame šį ritualą. Mes atnešame negyvą medį į namus ir puošiame jį, imituodami senovinį aukojimą. O dabar prisiminkite lazdą. Šiuolaikinio kalėdų senelio rankose tai tiesiog gražus aksesuaras, kartais stebuklinga lazdelė skirta uždegti eglutės lemputėms. 1, 2, 3 eglutė užsidegs. Senovės šalčio Karačiūno lazda buvo masinio naikinimo ginklas. Tai ne ramstis padedantis vaikščioti, tai žudymo įrankis. Vienu lazdos smūgiu į žemę jis sustabdydavo sraunias upes, užšaldydamas jas. Smūgiu į namo kampą jis skaldydavo rąstą, įleisdamas mirtiną šaltį į namų vidų. Prisiminkite pavardę. Pravardę jo Triskun. Tai yra nuo šalčio trūkinėjančio medžio garsas. Bet baisiausia buvo tada, kai lazda paliesdavo gyvą būtybę. Palietus žmogų, jis akimirksniu virsdavo ledinė statula. Pasakoja Morozka, kuriam mums taip sušvelnino sovietinėme kine, yra baisus sadistinis momentas. Ar tau šilta, mergaitė? Ar tau šilta, raudonėlė? Jūs suprantate, kad tai nėra geras senelio rūpestis. Tai kankinimas. Tai išgyvenimo prieš neišvengiamą pabaigą patikrinimas. Dvasia žaidžia su savo auka, stebėdama, kaip gyvenimas palieka šiltą kūną, kaip mėlynuoja lūpos, žvilgsnis tampa tuščias, kaip sąmonė nuskęsta į nebūtį. Ir tik tas, kuris pasirodys besąlygišką pagarbą,
per žingsnį nuo mirties, kuris nuolankiai pasakys, šilta senelė, net kai kraujas šąla venose, turi menką šansą išgyventi. Šaltis gerbia dvasios jėgą, bet neatleidžia silpnumo. Eglė, lutė, kaip altorius, todėl mūsų protėviai kabindavo ant medžių žarnas. Ir žinoma, maišas, tas pats bedugnis maišas su dovanomis, kurio taip laukia vaikai originaliuose legendose ir pasakose. Šaltis tikrai turėjo maišą.